Ok, kitas žaidimus pasiūtusi Fermo 2. Šito neteko žaisti. Kažkokius gyvelius auginti, turbūt nežinau. Arba gal daug čia minigeimų kažkokių. Vat bus proga irgi pabandyti pajungti. Čia žaidimų šalis, man atrodo, toks leidėjas buvo anksčiau. Čia turbūt du buvo vienintelė Akarotė ir Ko ir žaidimų šalis, tai vat irgi viskas vienas. Toliau čia įdomi tas pats žaidimas. Ta patį žaidimą įdėjau, bet gal čia būt kažkokia kita dalis, tai irgi vėliau pažiūrėsiu ir kaip visur, vat lietuvių kalba, ant daugumos diskų. Aha, undinėlė. Šitą aš nežaidžiau, bet manau bus visai smagu pažaisti, įsidėti. Tai toks kaip ir questas vadinasi, turbūt loginis. Labai šiaip pastebiu šitie, tos dėžutės labai visos gražios ir tas sniegelis ir šitas, tai labai fainai taip žiūrisi. Ir jeigu kada nors vaikų turėsiu, tai norėsiu, kad jie labiau žaistų tokius žaidimus su tokia fizinė medija, nes visai kitaip jaučiasi. Tai toks ir sulėtėjimas yra, toks neskubėjimas tada jaučiasi ir labiau įsitraukęs į vieną diską įdėdė, o ne kaip turi 1000 vienoj krūvoj, tam pačiam telefone ar tam pačiam kompiuterį. Tai toks žaidimas. Nu, čia daug žaidimo, gal kažkur 24-7 nusipirkau. Roboball, irgi lietuviškas, netgi latviškas. Apie ką jis, tai nežinau, neteko man žaisti. Turbūt gal kažkiek šaudyklį, nežinau tiksliai, tai teks instaliuoti, pažiūrėsiu. Toliau žiūrim Agentas 008, tipo 007, irgi lietuvių kalba, labai faina. Diskas yra, aš netikrinu žaidimo dar nei vieno, tai tikiuosi, kad dauguma iš jų veiks, tai čia būtų tik tais pirmo ar trečio asmens tos fokusuosiu šaudyklę. Toliau žiūrim, kad turim. Geležinio žmogus. Nu, labai faina tas lietuviškas, žiūrėt, čia turbūt net kaina lytis parašyta, tai šitas 20 anksčiau kainavo. Ir čia koks žaidimas, tai turbūt muštinės nelabai matos.